Grūtis, kad į bendrą nelaukijo. Oi, oi. Koks planas. Felinis. Kaip gražiai atrodo jo išsikėlis. Negeros uodegos. Negražios uodegos. Stimpuriai tokie. Nu ką, einam fotkinti. Netempiam gumos, šnapso laukia daug. Ačiū labai. Žinok, atsimeni, kai čia bėgioji. Štai ir atsiveria tas kelias į mokslo pažinimo pasaulį. Konfucijus. Dabar taip betarpiškai kalbėkit, tipo, žinai, gatvėj, tipo. Nu ką aš galėčiau pasakyti? Labai džiaugiuosi. Aš nusifilmavau. O mes negalim dabar iš karto į mašinas tašyti. Nebegrįžti. Galvytis perdavė mums didžiausi linkėjimai, jisai dabar Rokišky, visa širdim čia su mumis, bet jisai pradėjo nebe bohemišką gyvenimą, turi didelį darbą ir labai jo iš darbo labai sudėtinga buvo išvažiuoti. Žiemos ranka groblėta, išbaidė juos, bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą, drauguži mielas būk ramus. Šaltos žiemos ranka groblėta, išbaidė juos, bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą, o mes besparniai žemės paukščiai. Juos pasitinkam akimis ir vėtrą vėl nujausdami, grėsmingon šiaurėn žiūrim baukščiai, likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislą žmogų mėto, pavydžiu paukščiams į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą, likimas piktas ir nuožmus, dažnai lyg žaislą žmogų mėto, pavydžiu paukščiams į namus. Jie grįž pavasarį saulėtą,